Labas rytas. 9 valandos. Mes keliaujam į baseiną be kuprinių, kas labai neįprasta. Žiūrim Džono varžybas ir grįžtam vėl atgal namo. Yra didelis planas užsidėti skalbimą, nes va ten va skalbykla kažkur. Tai išsiskalbti rūbus ir ką? Pagaliau. Jo. Bet, na aišku, mes skridom su beveik 16 kg, jeigu teisingai pamenu, tai mes tų rūbų turim. Buvom pasiruošę šitam, kad negali nepavykti skalbtis taip dažnai, kaip norim. Tai viskas tvarkoj, dar vaikštom švarus, bet išsiskalbti reikia, kaip sakoma. Tai vat, ir po to planas šiandien, kaip ir minėjau, laisvadienis. Tai esam suplanavę apžiūrėti miestą, bet man tas pažiūrėjo orų prognozę, kad vėl žada lietų. Na, aišku, tas lietus nebaisus ir panašiai, bet, smagumo po lietum vaikščioti maža, tai žiūrėsim, galbūt keisis planas, o gal viskas ir pavyks. Bet kokiu atveju pradedam nuo varžybų. Mes jau baseine, galbūt tyliai, nes vyksta varžybos. Ką tik nušoko Dženyto, matėt? Va čia sėdi teisėjai, teisėjauja. Ten lenta su šuoliais. Ir štai šokinėja, nuo 3 metrų irgi ruošiasi varžybai. Džonyto su mama apkabinėja. Ir visi palaiko vienas kitą, nes čia šokinėja senukai nuo 7,5 iki 80 plius. Džoniui 8,6. Jis vienas grupė. Džono geriausias šuolis. Su Džoniu, paleidau Džonį ilsėtis, pas mus taip smagiai lyja. Tai eiti niekur nesinori, čia jau darosi balos, laukia viskas. Indrija su mama Lietuvą Indiją nuvarė į mažąją Indiją, o aš eisiu pabindinėti po prekybcentrį. Užšoksiu po kelias partijas, nes su visais nelabai buvo įmanoma viską pamatyti. Ir lauksim Indijos. Susitikom su Mantu. Aš su mama pabuvau Chinatown. Oi, ne China, Little India. Nesąmonė. Ko ten važiuoti? Kodėl ten taip siūlo pamatyti? Nežinau. Mes gal ne ten buvom, nematėm, neradom, bet kažkokia beleberda. Mantas buvo art muziejui.
Nacionaliniai meno galerijai. Nacionaliniai meno galerijai. Irgi kažkokia beleberda, sakė. Nes pusė nedirbo. Nes pusė nedirbo. Nu tokia, vienu žodžiu. Kaip ir neblogai, bet toks 50-50. O dabar mamą paleidom prie viešbučio. Turim beveik porą valandų laisvų. Tai atvarėm atsigerti kavos. Pasibimbinėsim čia po prekybcentrį. Ir tada toliau plauksim su laivu pagal planą. Atvažiavom plaukioti laiveliu tikriausiai. Ieškom, kur pirkti bilietus. Primena itališką tokį. Aha. Labai fainai atrodo. Toks viskas po stogu, labai faina. Nu, tokia aikštė nebloga. Laipinamės į laivėlį. Į va šitą va. Eisim į patį priekį. Jo. Gerai, kad pirmie atsistojom. Kairinė. Visma? Tirli. Čia priekis ir yra. Čia priekis? Taip, Bet tai gal einam ten, kur atvira? galim. Hai. Čia viduj norit? Einamės į laukutį. Čia man visi daug čia bus galvoja. Tai mes penkiese visą kampą užimsim. Atrodo viskas, to įjungsiu normalią kamerą. 8 o'clock. Centras. Take us back. They said no. Huh? He said no. Ir varom vaikščioti. Vaikštom. Taip, atėjom į Plonus gardenus. žirgai. Milžiniški. Medžiai įsijungia. Grįždinėsim atgal, jie bus dar šviesesni, dar iškiau švies. Ten yra, mum laivas, bet ten tiesiog baseinas, sakė. Einam atseit medžių viršūnėm. Purslai, ten norėčiau šokti. Oi gerai, paburbuli gera džakuzė. Vaikštom, pradeda tempti. Čia ką tik nusifotografavom, pridėsim toj nuotrauką. Labai gražu, labai faina, 2 minusai. Rytoj varžybos ir šiandien jau pavargom ir pradeda lyti. Bet aš manau, kad čia visai dienai reikia ateiti. O tu kaip manai? Ne visai dienai, bet Nuo kokių pietų? atsineš daugiau pinigų ir daugiau O, sveikatos. kažkokie vaisiai ant medžių. Kaip įdomiai auga. Va ten per kamputį matosi grybas va tas. Mes laukiam, kol jie čiut labiau užsidegs ir eisim prie jų nusifotografuoti. Ratas. Ai, ten Super 3, o čia Silver Garden.
visi. Pagaliau. Nusikalimo lygis maksimalus. Padalbų nejaučiu, nežinau. Dabar yra 8:30. O ten va mes buvom. Uždarom žaliuzės. Ir kaip ir sakiau, dabar yra 8:30, rytoj keltis 6, nes į baseiną išeinam po 7:15. Vienu žodžiu, varžybos 9 valandą. Pats laikas eiti ilsėtis. Bet buvo labai ilga, faina, smagi diena. Kaip ir pafilmavom, tai turėtų būti visai įdomu žiūrėti. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite followinti kanalą, paspausti like ir susitiksime rytoj. Ate!